Sveiki bičiuliai. Pamenat, turėjau baltą CHR su gera komplektacija. Tai dabar turiu pilką CHR su tokia pat gera komplektacija ir trigubai mažesnė rida. Taip kad niekur nedinkite, variantas labai vertas dėmesio. Na, visus mūsų parduodamus automobilius, kaip visada, galite rasti mūsų svetainėje autobrokeris.com. Užeikite, pasidairykit, viską pamatysit patys. Jeigu tiks ir patiks kažkas, skambykit arba rašykit. Ir būtinai nepamirškite paspausti sekti mūsų socialinių tinklų, tam, kad nepraleistumėte naujai įkeltų variantų ir juos pamatytumėt pirmi ir spėtumėt įsigyti. Na, mūsų socialiniai tinklai važiuojam Autobrokeris, Facebookas, Instagramas arba TikTokas. Dabar apie automobilį, bičiuliai. Toyota CHR 2018 metų, 1,8 litro, 90 kW, benzinas, elektra. Štai toks automobiliukas su, kaip sakiau, gera komplektacija, parktronikai priekyje gale, distronikas, atstumo palaikymas, bėgantis posūkiai, galinio vaizdo kamera, juodas stogas, kaip matot, kėbulas dviejų spalvų. Taip, į vidų užėjus turime tokias rudas gražias apdailas ant durelių. Taip. Čia, kaip matot, kombinuota oda su medžiaga, oda dviejų spalvų, ruda su juodu. Čia mano pričindalai palikti iš po patikros. Diagnostika švari, viskas gražu. Taip, lubos juodos lubikės. Turi taip pat kylėse, aklas zonas, linijų palaikymas, ženklų atpažinimas. Čia viskas elektra. Sėdynė. Puikiai viskas, čiki-piki, truputį elektros į priekį atgal stumdos. Čia visur viskas liuks, porankiukai viskas savo vietoje, aišku, automatas, du rakteliai, važiavimo režimai, šildomos sėdynės priekyje, klimato kontrolė, kondicionierius, multimedija, su baterija viskas tvarkoj, navigacija veikianti, pilnai multifunkcinis vairiukas, kuris ir šildomas. Automatinės šviesos, automatiškai pati parkuojasi. Taip, kaip sakiau, linijų palaikymas, ženklų atpažinimas, aklos zonos, distronikas, susidūrimo prevencija. Tamsiai ruda šokolado spalvos panelė apsiūta oda. Man šita komplektacija tai atrodo labai gerai. Taip pat, bičiuliai, JBL audio aparatūra, kuris skamba labai gerai. Nu va, žodžiu, toks tvarkingas automobiliukas su labai maža rida. O rida, bičiuliai, žiūrėkit, beveik 41 000. Taip kad sėdat, lėkėt, nesukat galvos, technikinis naujas, dokumentai tvarkingi, registruota jau su lietuviškais numeriais, yra draudimas, viskas nusiperkat, sėdat, važiuojat namo, per regitra.lt namuose prisiregistruojat, niekur neišeidami iš namų, jokiuose registruose, nestovėdami eilėse. Ir viskas, bičiuliai. 2-3 darbo dienas gaunat į paštomatą pasirinktą dokumentą savo vardu ir savo ramiai naudojat automobilį be jokių galvos skausmų. Pritemstantis veidrodėlis irgi yra, kritulių davikliai yra. Kaina pagal ridą labai gera. Šio automobilio kaina, bičiuliai, 17 500 eurų. Kaina negalutinė, dar truputuką pasidarėsim, kaip ir su visais automobiliais, jokių problemų. Domina toks automobilis, važiuojam Autobrokeris, Facebookas arba Instagramas, arba nurodytas telefono numeris. Rašykit, skambykit, kaip kam patogiau. Tais pačiais kontaktais susisiekite su manimi, jeigu norite ir savo automobilį parduoti pas mūsų aikštelėje. Pristatysime jūsų automobilį per visus socialinius tinklus daugiau negu 220 000 sekėjų ir automobilį parduosime greitai, patikimai, be jokių absoliučiai rūpesčių. Taip kad laukime skambučių tiek tų, kurie norite parduoti automobilį per mus, tiek tų, kurie norėtumėte įsigyti šitą automobilį arba bet kurį kitą, kurį turime savo aikštelėje. Šiandien parsidavėm jau Subaru Outbacką, vakar tiktais gavom, šiandien nėra, viskas. Padėjom su lizingu, sutvarkėm, padarėm labai geras sąlygas, žmonės nusipirko Outbacką ir išvažiavo su juo į Šiaulius. Tai va, tiek žinių, bičiuliai, lauksime skambučių žinučių ir susitiksime sekantį kartą su geru variantu. Ačiū visiems.